Tai kadangi jūs ne pirmus metus jau moderuojat pokalbius Comic-Con Baltics renginyje, man pirmas klausimas toksai šauna į galvą, kaip pats pirmas jūsų moderuotas pokalbis, kaip jautėtės tada? Neprisimenu, kada toks buvo, tai turbūt prieš kokius 3 ar 4 Comic-Conus ir gali būti, kad dar netgi esu gal Geimonė dar tada buvusiam gal kažką kalbinės. Nežinau, šiaip žinok, tikrai neatsiminsiu, kokie ten buvo pirmos patirtys. Buvo nedrasu, baisu ir panašiai, turbūt kaip ir visada pradedant kažkokį tai naują dalyką, bet kad moderuoti diskusijas, kalbinti žmonės, dalyvauti diskusijose, vesti jas, man yra jau tapę pakankamai normalių dalykų. Kadangi ką tik kalbinote Red Dead Redemption'o pirmo ir antro aktorius, Robą Vidhoffą ir Roger Clarką, kaip jums šitas pokalbis pats? Tai galėtų šitą pokalbį įvertinti. Man atrodo, tas, kuris veda diskusiją, gali pats paskutinis tik tai vertinti jos kokybę. Tai turėtume pasiklausti žiūrovų, kaip jiems patiko, ir turėtume pasiklausti pačių pašnekovų, kaip jiems patiko. Aš asmeniškai jaučiuosi gerai ir manau, kad buvau pakankamai pasiruošęs šitai diskusijai ir pakankamai ją įdomiai pravedžiau, bet kokiu atveju. Ir pašnekovai yra elitinio aukščiausio lygio, tai jiems praktiškai tik tai užmest vieną kažkokį tai klausimą ar kažką priminti, ar kažkokį referuoti kažką ir jie patys tiesiog kontroliuoja žiūrovą. Tai čia irgi toks ir sunku, ir lengva to pačiu, nes sunku, nes aišku, tai atsakingas darbas, bet lengva, nes tai jie visiškai profesionalai. Koks įdomiausias tau pačiam buvo kalbintas dalyvis, svečias? Tai ši panelė buvo pati įdomiausia ir čia buvau labiausiai susijaudinęs ir čia buvo mano didžiulė svajonė. Ne tik, kad didžiausi vardai, kuriuos man teko kalbinti, bet ir pats aš prie tų vardų su tais vardais turiu stiprų ryšį, nes žaidžiau tą žaidimą ir man tiesiog buvo, kai aš pamenu, kad aš perėjau tą žaidimą ir tada atsirado kalbos, kad galbūt jie čia kartu atvažiuos, tai aš tiesiog pamenu, kad man atrodo, kad aš tiesiog išsireikalavau organizatorių, kad aš galėčiau bent vieną su jais panelę turėti. Tai, man tai buvo labai svarbu ir man tai labai patiko. Tai. Dar taip pat apie gyvenimo pobūdį sportą Hyroxą. Tai jeigu gerai pasakiau, aišku. Teisingai, taip ir tarėsi, jo. Kodėl tu pasirinkai šią sporto, kaip sakyti, tipą, formą? Dėl to, kad taip jau išėjo visiškai atsitiktinai, kad aš turiu pakankamai neblogą varikliuką būtent tokio tipo varžyboms, ką aš turiu minėti, kad aš seniau bėgiodavau 10 km atstumus ir mano organizmas yra prisitaikęs prie maždaug valandos krūvio, o Hyroxo varžybos yra 8 km bėgimo plus 8 stotelės, trunka grubiai nuo 55 iki valandos 15, tai tame rėžėje šiek tiek daugiau negu valandos laikotarpis gryno krūvio. Mes tiesiog su treneriais pamatėm, kad tai yra nauja, kylanti, po truputį populiarėjanti, tiksliau, ne po truputį, o labai smarkiai populiarėjanti sporto šaka, kuri turi labai lengvą entry levelį, reiškia labai daug kas gali dalyvauti. Nereikia išskirtinių įgūdžių, ko pavyzdžiui reikalauja crossfitas. Mes pastebėjom, kad aš turiu tokį visai neblogą bazę šitam sportui ir mes dabar tą bazę geriname ir dėl to, kad turiu tą varikliuką būtent Hyroxui, tai dėl to šią sporto šaką ir pasirenku. Buvo, pavyzdžiui, tarkim, minčių gal sudalyvauti ten, nežinau, ir crossfito kokiam nors ten čempionate, žemiausiai klasiai, man atrodo dabar yra rūkin, man atrodo nauja klasė, funkcinio sporto komitetas, funkcinio sporto asociacija paskelbė. Vėlgi, tai ten reikėtų tada įgauti naujų kažkokių tai įgūdžių, kažkokius naujus įgūdžius reikėtų lavinti, o pavyzdžiui, Hyroxui aš jau visus reikiamus įgūdžius turiu dabar, tik tai iš esmės gerinti formą galima pastoviai. Ir koks dabar tavo asmeninis yra rekordas, nes per pirmą kažkur virš valandos buvo ar 10, jeigu neklystu. Tai pirmas buvo valanda beveik 7, tai valanda 6:57, antras buvo valanda 4:41. Mano tikslas būtų, aš būčiau laimingas net jeigu pakartočiau šitą laiką, nes jisai, man atrodo, visai neblogas ir taip, bet mano tikslas būtų nusipjauti dar bent minutę nuo savo to laiko, nes žinau, kokias klaidas dariau ir žinau, kaip tas klaidas ištaisyti. Tai jeigu padaryčiau valandą ir 3 minutės, patenkintas išeičiau į vasarą, vadinkim taip. Jau ilgas laikotarpis visai praėjo nuo Laisvės STT ir kiek aš pastebėjau tavo Instagram'e, tu pradėjai dalyvauti modelio veikloje. Taip galėčiau, ne? Nes tu postinai nuotraukas tenais. Aš tiesiog turėjau vieną fotosesiją. Tiesiog vieną fotosesiją, jo, bet kadangi ta fotosesija buvo ilga ir ten buvo gal, nežinau, 5 skirtingi settingai, tai žmonės įsivaizduoja, kad aš pradėjau modelio karjerą. Nepradėjau, bet juokinga, bet nepradėjau modelio karjeros. Turėjau vieną profesionalią fotosesiją, viskas. Tai ką, ačiū tau, Pauliau. Tai ką, geros tavo Comic-Con dienos. Dėkui jums ir